Tęsime savo rudens jaukumo keliones ir šiandien aš svečiuose pas Gailę. Labas. Iškepiau sausainių, šitos dar neištraukiau iš dėžutės, iš kurios iškepiau. Kaip tu sukovoji su rudens atėjimu? Sunkiai. Šiaip daug būnu namie iš tiesų. Žiūrėk, čia labai gražu, man labai patinka šitas momentas. Tai čia tu ir užsiemi rudenį namie? Jo, ir sėdžiu ten ir žiūriu filmus. Rudens langas į pasaulį, iš šito lango, pro kurį matai gamtą, perina į ekraną. Nu tikrai tai. Į kompiuterio langą į pasaulį. O Dieve, čia taip jauku. Man jau nebeliūdna rudenį. Tai ką veikiam? Tu gerai šokt mėgsti. Taip. Va ir Spotify'us. Pažiūrėk, iš karto Venezuela čia atsikraustė. Internetu įsiveži tiesiog savo namus. O gal nori išmokti salsą, aš pamokyčiau tave. 1, 2, 3, 5, 6, 7. O Dieve, man Aš geriausias Europos šokėjas, viešpatį. Bet aš kai imu inspiracijas choreografijom, tai aš va šičia pasijungiu va taip internete, video, YouTube'ai ar bet kur. Žinai, ką man dar reikia interneto? Na? Mano brolis gyvena Barcelonai, jo žmona pagimdė neseniai beibuką ir man būtina kasdieną gauti iš jo nuotraukų ir video. Serialą, pasileisdavau per šitą muziką, viskas tuo pačiu metu. Per kompą žaisdavau kompiuterinius žaidimus. Čia yra Venezuelos nacionalinis instrumentas. Kaip derinasi?